Sveikinuosi su jumis iš Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejaus Kaune. Čia yra rodomas virtualios realybės filmas Angelų takais. Filmas yra laimėjęs ne vieną prestižinį apdovanojimą, jo režisierė yra Kristina Buožytė, kūrybos prodiuseris Vitalijus Žukas. Filmas yra ypatingas tuo, jog yra sukurtas remiantis net 60 Čiurlionio kurtų paveikslų. Jo metu skamba Čiurlionio ir Mindaugo Urbaičio kurta muzika. Filmą galite stebėti net 360 laipsnių aplink savo ašį ir kiekvieną paveikslą pamatyti iš visų pusių. Kaune filmą rodome pagal muziejaus darbo laiką nuo antradienio iki sekmadienio. Vienu metu filmą gali stebėti net 16 žmonių. Kviečiame išbandyti virtualios realybės patirtį ir pasivaikščioti po magišką Čiurlionio pasaulį. Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti mūsų internetinėje svetainėje angelųtakais.lt. Iki susitikimo.